Tai kaip išsirinkti žirkles nagų kirpimui? Pirmiausias kriterijus tai yra nagų storis. Pirmiausia, turim žinoti, kokiam nagų storiui mums jos bus reikalingos, kadangi jų yra skirtingų pločių, skirtingo tvirtumo, yra minkštesnės, yra storesnės, siauresniais galais. Vienos yra ploniems, kitos yra jau masyvios, yra storesniems nagams. Tai pagal tai galima nuspręsti. Vaikams yra naudojamos visai mažiukės, netgi bukais kampais, kad nesužeisti. Čia jau ne bukais, tai čia tiesiog plonam nagui galima kirpti. Buitiškai ir žnyplutės visai tinkamos, viskas su jom yra gerai. Kai kurie žmonės netgi mėgsta žirkles naudoti, čia jau yra įpročio reikalas, tai tikrai jeigu gerai kerpa, tai kodėlgi ne. Esmė yra ne su kuo kerpame, o kaip kerpame ir ką kerpame. Tad žirkles galima rinktis pagal patogumą laikyti, pagal storį kirpčiukų pačių, pagal rankeną, pagal ilgį rankenos, pagal naudojimo būdą. Galbūt šitas jums bus patogus, taip kad prašom, visiškai laisvai galima rinktis.